Не стрелять в спину, господа. Тут. Литовский флаг можно, а британский нет. Тихо. Kągi, sveiki atvykę į legioną. Laukia sunkus metas, daug darbo. Visų pirma, noriu, kad būtų išlaikyta disciplina, tvarka ir moralė, nes to negali būti, kad pas jūs moralės nėra ir netvarkos. Užduotis sunkės ir tikiuosi, mes tai padarysime. Tai ką? Sveiki ir vėliavą kelt ir pagarbą. Kieta. Skyrių vadai pas manęs iš štabą. Dabar užgerti visų planą tik tai, normaliai. Žinai ką, man maišelį kokį nors reikėtų. Vienas maišas gaunasi dviem skyriam. Per pusę. Štai. Žemėlapį. Turit? Ne. Kiek pas tavęs skyrių? 5. Žiūrėk, turim kitų. Šlapti, ne? 7. Kiek ten visiškai yra? 11 ir mūsų 5, 16. Patys kartu? Jie po tos prasineštam šiandien. Kuris? Man dviejų užteks. Ja, mums. 16. Mums. Judu vadovauju. Jo, Tu vadas, pavaduotojas. atvirkščiai. Ne, atvirkščiai. Tu, Judu, kuris? Tu. Tai va turbūt vadovavai, nežinau, mane čia atsiuntė vadovauti, sakė, bet eik vadovauti. Man porą duok. Tai gerai, kiek žmonių pas tas? Mane yra 15. Man 7. Pas mane man 7. Tai aš jau atidaviau 7. Mūsų 14. A, gerai. Taip. Bazė mūsų čia. Miestas ne čia, o čia yra. Persikėlęs. Nu, ten gausis garažai vieni ir iškart antri garažai. Tai ten miestas yra persikėlęs. Dabar taip. QRF-as dirbi kartu su logistika. Tai yra jų palydasi. Jie vis važiuoja, tai juos lydi. Tu prieki, jie iš galo. Koordinuojama judėsime, tai taip toliau taip. Toliau čia yra aerouostas. Toliau šitoj vietoj man reikalingas fobas. Fobu užsiims portas.
Pirmi išjudat Aramis jūsų. Tiesiog reikia daeiti iki šitos vietos, maršrutas aiškus. Dajudat. Kiek jūsų žmonių? 16. Gal mašinis pakrausi transportą ar ne? Ką čia darai? Čia vis tiek po žaidimo, nebijau. Žiūrėk man. Aš aišku, užsigyvensiu ant cigarečių ant kavos. Pagrindinis užduotis žinot mūsų? Nežinot. Pagrindinis užduotis yra taip, mūsų naikinti visiškai sukilėlius. Absoliučiai. Toliau užkirsti jų visų tiekimų takus, to mes nežinom. Antras dalykas tai yra padėti vietiniai kariuomenei. Jeigu joks koks čia pas jos dar kažką pagalbą, prasme, suteikti visišką pilną. Ir vienas iš rimčiausių dalykų tai palaikyti tvarką vidaus, tenai. Realiai visokius, jeigu ten išpoliai dar kažką mes turime likviduoti. Kiek žinau, buvo tokia informacija praėjus, kad priešas gali labai stipriai ir sėkmingai naudoti ID sistemą. Žinoti, pakelas ir taip toliau miestus,